Labas rytas. Tai 202 metų diena Liepos 21 rytas. Sveiki susirinkę prie kavos. Šiandien aš jums parašiau kažką prie kavos, kad mes kartu pradėtumėm šią dieną įdomiomis istorijomis ir žinoma, tokiais pamastymais, aš taip viliuosi, dalykais, kurie gali būti nors kažkiek jums vertingi. Kartu jungiamės prie tų, kurie švenčia vardadienius, tai Danieliaus, Lauryno, Liongino, Rimvydo. Ir žinoma, ši kavos puodelio talpa kyla už tuos, kurie švenčia savo gimtadienį. Su gimtadieniu, mylimieji. Ir visi čia susirinkusieji. Sveikinu tuos, kurie pradeda rytą tiesiogiai, čia iš Vilniaus. Aš Giedrius Ledas. Ir žinoma, sveikinu tuos, kurie žiūri šį vaizdo įrašą YouTube platformoje. Nenustebkit, platformoje galima atrasti tą patį įrašą net 2 kartus. Vienasis yra tiesiog įrašas po transliacijos ir antrasis yra pakartotas įrašas kaip vaizdo įrašas. Čia yra tam, kad pranešti auditorijai ir prenumeratoriams apie tai, kad kasdien nuo 7:30 mes susirenkame šitam kažkas prie kavos pasisėdėjimui. Tam, kad nepraleistumėte mūsų susitikimų. Tiesiog prenumeruokite kanalą. Ačiū tiems, kurie tai jau padarė. Na ir žinot, ką pastebėjau šiandien besiruošdamas susitikimui, kad Liepos 21 diena istorijoje yra tokia diena, kai atrodo mūsų istorijų veikėjai neturėjo tinkamų priemonių arba aplinkybių tinkamų veikti. Kaip jiems tai susiklostė? Pamatykit, kartais užtenka tiesiog panaudoti tai, kas yra po ranka, arba pasinaudoti tuo, kas yra akivaizdu. Keliaujame į kalendorių ir pažiūrėkime, kokia yra Liepos 21 istorija. Taigi, 1798 metais Napoleono Bonaparto vadovaujama Prancūzijos armija piramidžių mūšyje sutriuškino Egipto mameliukus. 1940-aisiais Liaudies Seimas Valstybės teatre vienbalsiai priėmė deklaraciją, kuria Lietuva paskelbta Lietuvos Tarybų socialistinę respubliką. Pažeidžiant konstituciją, oficialiai paprašyta priimti šalį į SSRS sudėtį. 1944-aisiais po 4 metų istorikų vertinimų šią dieną prasidėjo ir Lietuvos partizaninis karas. Gyventojai, traukdamiesi nuo sovietų represijų ir privalomos mobilizacijos į Krasnąją armiją, ėmė burtis miškuose. Pirmaisiais pokario dešimtmečiais antrąja lietuvių religija daugelio nuostabai buvo anaiptol ne krepšinis. Jis Lietuvoje populiarumu neprilygo boksui. Bokso varžybos sulaukdavo milžiniško sporto mėgėjų susidomėjimo, sausakimšose Lietuvos sporto arenose liejosi nevaldomos aistros. 1960-aisiais Liepos 21 dieną Kauno Žalgirio stadione vyko draugiškos varžybos tarp Kauno Spartako ir Taškento Spartako bokso komandų. Dėl varžybose teisėjavusių teisėjų šališkumo kilo didelis žiūrovų pasipiktinimas, kuris pasibaigus rungtynėmis virto riaušėmis. Varžybose budėję milicininkai neturėjo įsiaudrinusios minios malšinimo įgūdžių. Minė suvaldyti bandė pistoletų šūviais ir dėl padriko šaudimo vienas žmogus buvo nušautas, 4 sužeisti, iš kurių 2 labai sunkiai. Na, jau kelintą dieną mūsų susitikimuose mes kalbam apie didžiąją misiją, kurią žmonija pasiekė nuskrisdama, išlipdama, pasivaikščiodama ir grįždama atgal į žemę. Kalbu apie, istorinį žygį į Mėnulį. Taigi ir ši diena žymi tą pirmąjį žmogaus
žingsnį mėnulyje 1969 metais. Mes vakar aptarėm šitą įvykį mūsų laidoje, nes JAV laiku tai įvyko vakar, o Europos laiku tai įvyko šiandien. Tai, nepagadinsi du kartus paminėjimas tokio didelio ir tokio reikšmingo žmonijai įvykio, kurio dar nepavyko net pakartoti, turint omeny, kaip jau čia mus valdo dirbtinis intelektas, kvantiniai kompiuteriai ir visi tie dalykai. Pakartosim, bet vis dar nepavyko. Tarp kitko, šiandien dienos istorijose, temoje dienai, mes šiek tiek dar prisiminsim labai įdomų nutikimą iš šios misijos. Taigi, kas dar? Liepos 21 1983 metais Antarktidoje esančioj stotyje Vostok užfiksuotas žemiausios temperatūros Žemėje rekordas. Temperatūra nukrito iki 89 laipsnių žemumų. Na ir viena citata. But man is not made for defeat, he said. A man can be destroyed, but not defeated. Įvairiuose vertimuose galima rasti panašiai tokį išvertimą. Bet žmogus nėra sutvertas pralaimėti, tarė jis. Žmogų galima sunaikinti, bet nugalėti ne. Tai garsi citata iš Senis ir jūra. Taip, šiandien 1899 metais gimė Nobelio premijos laureatas, rašytojas Ernestas Hemingvėjus. Aš galvodamas ir ruošdamasis mūsų susitikimui norėjau paminėti šį iškilų rašytoją ir parinkau kitokį kampą. Visai netrukus temoje dienai. Taigi, tema dienai, tokia rubrika tiems, kurie kažką prie kavos, kur aš pasakoju 2-3 istorijas. Su mūsų pamastymais apie tai, kaip galima pasinaudoti kažkokiais dalykais, kurie yra visai šalia mūsų, arba kuriuos mes turime. Ši tema siejasi tokiu, žinot, tokiu sluoksniu. Tuoj suprasite, apie ką aš. Kelkimės į XIX amžiaus pabaigą, Viktorijos epochos Ameriką. Čia griežtų papročių, religingumo, dar griežtesnio lyčių atskirties taisyklių metas. Oak Parkas, priemiestis prie Čikagos, vieta, kurią mūsų istorijos herojus vėliau apibūdins kaip vietą, kurioje plačios vejos ir siauri protai. Ten įsikūrė gydytojo Clarenso ir muzikos mokytojos Grace'ės Hemingvėjų šeima. Šeima jau supuoja 18 mėnesių mergytę Marceliną, dukrą. Ir štai 1899 metais šeima pasitinka antrąjį Grace'ės vaiką, berniuką, kurį pavadina Ernestu. Labai svarbus 2 niuansai mūsų istorijai. Pirmasis. Tėvas, šeimos galva yra gydytojas, o Grace'ė yra muzikos mokytoja. Bet įdomu yra tai, kad Grace'ė iš muzikos pamokų savo laiku uždirbo 10 kartų daugiau nei tėvas iš praktikos. Vat tuo met, kada šeimoje tas vyro, sakykime taip, toks vyro uždarbis buvo esminis dalykas ir tai lemdavo, kas yra šeimos galva. Hemingvėjų šeimoje būtent buvo viskas atvirkščiai. Ir dar, tuo metu buvo tokia mada. Kūdikius, nepaisant lyties, dažnai rengdavo nėriniuotais, labiau mergaitiškais rūbeliais. O vat štai Grace'ei tai buvo ne mada. Tai tapo keistu jos apsėdimu.
Ji panoro, kad abu jos vaikai būtų laikomi dvyniais. Ne metaforiškai. Tiesioginė prasme dvyniais. Ir kadangi tikrovė tam prieštaravo, ji tiesiog nusprendė ją perkeisti pagal savo norą. Mažasis Ernestas rengiamas taip pat kaip ir jo sesuo, neriniuotomis suknelėmis, gėlėtomis skrybelaitėmis, jam auginami ilgi garbanoti plaukai. Motina jį vadino ne Ernestu, o Ernestina. O kad iliuzija būtų tobula, Marcelina jis sąmoningai neleidžia pereiti į kitą klasę, laiku, kad abu vaikai mokykloje atsidurtų kartu, tarsi tikri bendraamžiai dvyniai. Tai truko metus. 3 metų Ernestas taip nuoširdžiai tikėjo esąs mergaitė, kad prieš Kalėdas susirūpino, ar Kalėdų senelis apskritai žinos, kad jis iš tikrųjų yra berniukas. Tik sulaukus 6 metų jam buvo nukirpti jo ilgi gražūs plaukai. Ką suaugusio Hemingvėjaus tapatybė ir jam pačiam reiškia tokios transformacijos vaikystėje, sunku pasakyti. Virginia Woolf rašytoją vadino sąmoningai vyrišku. Jo herojai medžiojo, žvejojo, boksavosi ir kariavo. Jis 4 kartus buvo vedęs ir visą gyvenimą nekentė savo motinos. Biografai iki šiol ginčiasi, kiek jo hipertrofuota vyriškumo demonstracija buvo tiesiogiai jo charakteris, o kiek sąmoninga 10-mečius trukusi kova su vaikystėje jam primesta tapatybė. Ši istorija nėra vien tik spėlionės ar legendos. 2015 metais Hemingvėjaus šeimos albumai buvo suskaitmeninti ir viešai paskelbti. Juose matomos tikros nuotraukos. Mažas Ernestas suknele, gėlėta skrybelaitė, ilgais plaukais. Visiškai nesiskiriantis nuo sesers. Rašytojas, kurio vardas tapo vyriškumo simboliu ir sinonimu, gimė ir pirmuosius 6 metus gyveno kaip mergaitė, kurią jo paties motina atsisakė matyti tokiu, kokiu jis gimė. Na, o dabar nusikelkime į Tenesio valstiją, 1925 metai. Ir apie šį įvykį mes jau kalbėjome, kai jis tik prasidėjo. Jis buvo paminėtas mūsų kalendoriuje dėl savo tokio neįprastumo. Tačiau pasirodo, istorija turi ir dar vieną labai įdomų kampą. Taigi, aš kalbu apie taip vadinamą beždžionių teismą. Tuo metu galiojo įstatymas draudžiantis viešose mokyklose dėstyti evoliucijos teoriją. Ji buvo laikoma tiesioginiu iššūkiu Biblijos pasakojimui apie pasaulio sutvėrimą. Prisiminkime tą kaltininką, Johnny T. Scalps. Tai biologijos mokytojas, kaip ir dauguma, tuomet dėstė tiesiog vadovėlio turinį. Ir už tai buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Na, pasakytina tai, kad beždžionių teisme verdiktas buvo aiškus. Johnny T. Scalps buvo pripažintas kaltas ir nubaustas. Kaip nubaustas, tikiuosi atsimenat, jis gavo $100 tuo metu, labai didelę baudą už tai. Bet įdomumas visoje šitoje istorijoje yra ne apie tai. Ir tuoj suprasite, kas siejasi su mūsų šios dienos tokia potėme. Taigi, byla akimirksniu virsta nacionaliniu reginiu. Į mažą Daytono miestelį Tenesyje suplūdo tūkstančiai žurnalistų ir smalsuolių. Gynybai advokatauti ėmėsi Clarence'as Darrow, vienas garsiausių to meto Amerikos advokatų. O vat kaltintojo pusėje stojo teisininkas William Jennings Bryan, žmogus 3 kartus siekęs JAV prezidento posto, politikas, garsus to meto oratorius, kuris procesui savaitėmis ruošia taip vadinamą baigiamąją kalbą. Jėgos absoliučiai nelygios. Ne tik, kad nusistovėję papročiai ir įpročiai. Griežtas teisėjas, stiprus kaltintojas. Žiūrėkim, kuo visą tai baigėsi.
Eikime į paskutinę teismo dieną, Liepos 21-ąją. Teisėjas, griežtas įstatymų sargas, sutraukė bylą iki vieno pagrindinio ir lemiamo klausimo. Ar Skopsas dėstė evoliuciją? Skopsas to neneigia. Advokatas supranta, šiame teisme prieš šį teisėją ir prieš tokį stiprų kaltintoją jis niekaip negali laimėti. Ir tada jis padaro tai, ko niekas salėje nesitikėjo. Advokatas pats paprašo prisiekusiųjų pripažinti savo klientą kaltu. Iš karto, be baigiamųjų kalbų. O kodėl? Pagal Tenesio įstatymus, jeigu nėra baigiamųjų kalbų iš gynybos pusės, jų negali sakyti ir kaltintojas. Brianas kaltintojas netenka galimybės ištarti savo savaitėmis ruošto pranešimo, savo savaitėmis ruoštos kalbos. O svarbiausia, apkaltinamasis nuosprendis atveria kelią į apeliaciją aukštesniajame teisme, kur dera tik ginčyti paties įstatymo teisėtumą. Iš istorijos žinome, kad iš tikrųjų tai turėjo įtakos keisti tokį įstatymą ir ateityje tokių procesų nebuvo. Taigi, iškeliauja prisiekusieji tartis ir jie užtrunka tik 9 minutes. Beždžionių teisme biologijos mokytojas pripažįstamas kaltu dėl teorijos dėstymo, evoliucijos teorijos ir nubaudžiamas, kaip sakiau, $100 bauda. O Brianas savo neišsakytą kalbą pasiliko savo. Ji yra publikuojama archyvuose istoriniuose, bet tada ji nenuskambėjo. Byla, kurioje advokatas savo norų paprašė pralaimėti, tapo viena garsiausių JAV teismų istorijoje. Įrodymu, kad kartais pralaimėjimas yra tiksliausiai suplanuota pergalės strategija. Na gerai, o dabar dar kartą pakalbėkime apie mūsų didvyrius. Prisiminkim juos. Mėnulio lankytojus, mėnulio žmonės. Neilas Armstrongas, Buzzas Aldrinas ir Michaelas Collinsas. Du jų, tai Neilas ir Buzzas, po pasivaikščiojimo ilsisi ant mėnulio paviršiaus nuleistame modulyje. O trečiasis, Michaelas Collinsas, vienišiausias žmogus pasaulyje. Vienas pats skriejo aplink mėnulį komandinėme modulyje Columbia. Kas kart, kai laivas užskrisdavo už tamsiosios mėnulio pusės, Collinsas patirdavo visišką izoliaciją. Mėnulio masė blokuodavo radijo signalus iš Žemės ir iš mėnulio modulio. 48 minutės per kiekvieną orbitos ratą jis būdavo visiškai atskirtas nuo žmonijos, o tuo metu už jo beveik 4 milijardai Žemės gyventojų, o prieš jį 2 vyrai ant mėnulio paviršiaus. Visiškoj tyloj. Pats Collinsas savo užrašuose apie tai taip rašė. Aš esu visiškai vienas. Šis jausmas nėra baimė ar liūdesys. Tai pakylėjimas, pasitenkinimas, pasitikėjimas savimi. Aš esu šio pasaulio valdovas. Collinsas labiausiai bijojo, kad suges jo kolegų pakilimo variklis ir tada jam teks vienam grįžti į Žemę. O Armstrongas ir Aldrinas bus palikti mirti. Nors pats Collinsas ir liko tame laive, todėl, kad jis buvo įvaldęs gelbėjimo, protokolus, kas, jeigu tokių prireiktų, kad gražinti modulį nuo mėnulio paviršiaus. Tačiau, galite įsivaizduoti, tai vis tiek buvo ribotas dalykas. Taigi, Collinsui tam, kaip jis vėliau pats prisipažino, mintis apie grįžimą namo vienam, kaip paženklintam žmogui, buvo jo baisiausias košmaras. Ir štai čia ta tema dienai. Grįžtame į nusileidimo modulį. Jis buvo statomas taip, kad svertų kuo mažiau. Minimalizuota kiekviena įmanoma detalė, kiekvienas įmanomas dalykėlis. Pati kabina labai ankšta, prigrūsta atvirų jungiklių ir prietaisų, kurioje beveik nebuvo vietos judėti. O ypač su didžiulėmis gyvybės palaikymo kuprinėmis ant astronautų nugarų.
Taigi, Liepos 21 diena. Nilas Armstrongas ir Bazas Aldrinas ką tik baigė tą istorinį pasivaikščiojimą Mėnulio paviršiumi ir ropšėsi atgal į modulį, ruošdamiesi poilsiui, kuris truko maždaug 7 valandas prieš skrydį namo. Jie turėjo nusisekti savo sunkes kuprinės ir išmesti jas pro liuką, kad prieš pakilimą palengvinti bendrai modulio svorį. Siauroje kabinoje besisukant Aldrino, nors jis sakė, kad Nilo Armstrongo kuprinė kliudė dešinėje pusėje buvusi saugiklių skydelį ir tiesiog nejaučia nulaužė plastikinį jungiklį, kuris siuntė elektrinį signalą variklio vožtuvams atsidaryti, kad kuras patektų į degimo kamerą. Be jo variklis tiesiog nebūtų gavęs elektros srovės ir užsivedęs. Šis mažas juodas plastikinis gabalėlis valdė arba buvo kliūtimi, kaip norit taip įvardinkit, elektros grandiniai. Aldrinas, aišku, iš karto praneša Žemei, saugiklis nulaužtas, įspausti jo pirštų neįmanoma. Kol astronautai miegojo, NASA inžinieriai Žemėje karštligiškai ieškojo sprendimo. Jie analizavo modulio elektros schemas, ieškodami, ar įmanoma saugiai šią grandinę sujungti kaip nors kitaip, perprogramuojant ar perjungiant kitus jungiklius. Išvada, kad paprasčiausias kelias būtų fiziškai kuo nors įstumti likusi metalinį strypelį saugiklio viduje. Pirštu to nepadarysi. Pirmiausia, nepasiekti, antra, atvira elektros grandinė. Gali tiesiog nutrenkti. Bet kokio metalinio daikto, tarkim, atsuktuvo, irgi neįdėsi, nepanaudosi dėl tos pačios priežasties. Metalas būtų sukėlęs trumpą sujungimą. O tai galėjo tiesiog sudeginti sistemą, valdymo sistemą. Aldrinas prisimena, jo kombinezono kišenėje yra flomasteris. Flomasteris plastikinis, nelaidus elektrai, tiksliai tinkančio dydžio galiuku. Ne toks, kokį jums, bet labai panašus. Jis plastikinė rašiklio galą įkiša į saugiklio skylutę, kur buvo likęs nulaužtas metalinis strypelį, stipriai paspaudžia, pasigirdo spragtelėjimas ir saugiklis užfiksavo on. Taip grandinė buvo sujungta lygiai 2 valandos iki numatyto pakilimo laiko. Rašiklis liko įspaustas ten, iki kol turėjo modulis pakilti. Kai atėjo laikas, kompiuteris davė komandą, elektra sėkmingai nukeliavo per flomasterių įspaustą jungiklį, vožtuvai atsidarė ir pakilimo variklis veikė idealiai. Modulis pakilo tiksliai pagal grafiką. NASA specialistai prisimena, kad jei nebūtų buvę kažkokio tokio tinkamo objekto, jie jau kaip ir buvo sugalvoję, kaip apeiti šitos apribojimus. Tačiau tie visi sprendimai buvo daug sudėtingesni ir rizikingi. Tai pavojingesni negu kad bandymas tiesiog mechaniškai tai padaryti. Žodžiu, variklis užsikuria be problemų, Mėnulio modulis Eagle just landed, pakilimo pakyla ir tas užvedimas įvyko būtent šiandien, 1969 metų Liepos 21 dieną. Šis istorinis pakilimas įvyko lygiai 21 val. 36 minutės nuo to momento, kai astronautai nusileido ant Mėnulio paviršiaus. Važiuokit, tikit netikit. Šis flomasteris, ne šis, panašus. Misijoje panaudotas flomasteris ir nulūžęs jungiklis šiandien laikomi vienais brangiausių kosmoso suvenyrų pasaulyje. Ir vos prieš savaitę, Liepos 15 dieną, jie parduoti Sotheby's aukcione už $857 000. Tokia kanceliarinė prekė, buvusi tiesiog po ranka ir nulėmusi, kad 2 žmonės, o paskui visi 3 laimingai sugrįš namo.
Na štai, 3 istorijos, 3 svarbus dalykai šiai dienai. Visose tas pats momentas. Rankose nėra tai, ko norėtum. Nėra tinkamo įrankio. Nėra galimybės laimėti prieš įprastas arba nusistovėjusias taisyklės. Net, kaip nebūtų keista, nėra pasirinkimo, jeigu kalba eina net apie tavo prigimtinę tapatybę. Tad jums, mano mėlyjei, ir man šiandienos pastiprinimas skamba sekančiai. Nereikia laukti tobulo momento. Reikia tiesiog panaudoti tai, ką turime. Galime panaudoti dabar. Tai kas jau čia yra. Astronautus išgelbėjo ne inžinerija ar pagalba iš NASA šalies, o flomasteris kišenėje. Advokatą laimėtojų padarė ne kova teisme, o sąmoningas pralaimėjimas. O berniuką, kurį norėta paversti kažkuo kitu, pasaulis atsimena kaip vieną stipriausių balsų literatūroje. Greičiausiai todėl, kad jam teko kovoti su tuo, kas jam buvo primesta. Tad linkiu ir savo, ir tau, mielas žiūrove, pagalvoti apie vieną dalyką, kurį šiandien atidėliojame, nes neturim tam tinkamų sąlygų, neturim tam pakankamai laiko, tinkamų įrankių ar deramos situacijos. Vietoj to tinka paklausti savęs, o kas yra po ranka? Ką turiu čia ir dabar, kad galiu panaudoti savo sekančiam žingsniui? Nereikia tobulų įrankių, reikia pasinaudoti tuo, ką turim šalia. Geros žaismingos dienos, nuoširdžiai dėkoju Jums, kad prenumeruojat. Susitikim kiekvieną dieną 7:30 darbo dienomis čia arba įrašuose jau YouTube kanale be jokių laiko apribojimų. Dėkoju, kad žiūrėjot. Linkiu Jums šviesios dienos. Uždėkite like, jeigu patiko. Neuždėkite arba uždėkite ne like, jeigu nepatiko. Parašykit kokį komentarą. Man labai smagu, aš visus juos skaitau. Ačiū už Jūsų laiškus ir žinutes. Aš Giedrius Ledas. Ir čia yra kažką prie kavos. Tikiuosi buvo Jums smagu lygiai taip pat kaip ir man. Su Dievu.